Labas bičiuliai. Vėl aš ant vandens ir tokioj slaptoj vietoj, slaptose Kauno mariose. Gruodžio 20, beveik prieš paskutinę dieną, vienu žodžiu, vėl po pertraukos Kauno marios. Kauno marios, vėlyvas rytas, susivėlino truputį, kažkaip paskutinę akimirką sugalvojau taip ekspromtu. Tai čiuliai po 10:15 jau, o aš dar nei vieno metimo nepadaręs. Nieko, pabandysiu prisiminti dropshotą galbūt kažkiek ir prisiminti, kaip čia gyvena tie Kauno marių ešeriai. Žiūrėsiu, vienu žodžiu, vėl viskas kaip pirmą sykį. Paskutinį kartą buvau rugsėjo, nežinau, seniai vienu žodžiu, bičiuliai, biški pasimetęs irgi, vat, kur kas staigiai ruošios. Ir, o taip kaip, kur mano dropshotiniai švinai, tikėkime rasim ką nors, nes kaip ruošiesi ryte atsikėlęs, tada kažką tai pamiršti tikrai. Vienu žodžiu, bičiuliai, taip kaip Kauno marios, tai o kaipgi be ešerių ir kirminiukų. Tai vat pabandysim pasižiūrėti, kaip jie gyvena kirminiukai, ešeriukai. Vienu žodžiu, gerai dabar bandyti greičiau kažką tai užmesti ir pagauti. Pradžiai dropshotas, o paskui džigelis dropshotas, nežinau, bus kaip bus. Esmė tame, kad bandysim ant šlaito palei vagą, kaip čia gausis, žiūrėsim. Ką maišuose net echolotas užstrigo. Oras, bičiuliai, pasaka, už tai taip ir susijaukvat jau paskutinę akimirką. Galvoju, važiuot, bet žiūriu taip kaip labai geras. 2-3 metriukai. Turėtų būti viskas neblogai. O, čiuliai. Pirmas. Dar sakyčiau. O, toks visai skutamas trašaliuko. Nu ką, rezultatas labai greit atidarytas. Netikėtai, labai greitai. Azarto. Norėtųsi, aišku, didesnį, kokį nežiūrėsim, sakau. Sunku iš tikrųjų vėl, kai retai aš čia atvažiuoju. To labiau dar, sakau, šiandien gruodžio 27 gal kokią. O, papičiuliai, o, dar vienas. Ir žinokit, kad visai gražesnis. To, lapatukas. Nu, smagu. Smagu, bičiuliai. Pirmas taškelis. Pirmas taškelis ir iš karto 2 skutami praktiškai. Smaguma. Oras, sakyčiau, net per geras, pažiūrėk. Mariose toks štilis.
iššovė, bičiuliai. Nu, nėra. 2 kibimai, 2 ešeriukai. Ne visai patys mažiausi, bet tik tai 2. Visai nurimo vėjas. Pirmai dar biškį buvo nuo ryto. Bičiuliai, ant žygelio pirmas. Taip atsargiai. Gal visai neblogas. Šiaip kibimai tai kol kas reti, bet šeriai tokie visai šiurbėlėti neblogi. Bičiuliai, kol nieks nekimba, tiksliau kol ieškau, žinot, ką norėjau aš jūsų paprašyti, paklausti. Gal kas žinot, kas tvarko, taiso, remontuoja vaizdo kameras. Man reiktų profilaktiką atlikti šitam handikamui vadinamam Panasonic V77 gal ar HC 770V. Nu kažkaip taip. Esmė tame, kad po to sykio, kai netyčia vėjas įpūtė į vandenį, ant lęšiukų liko, nu, aš ją išdžiovinau, viskas kaip ir veikia, viskas kaip ir tvarkoj, bet, nu, tokie apsiniaukę lęšiukai, nešvarūs, sakykime, liko tie nešvarumai nuo vandens ir va tiesiog išardyt, nu, išvalyt, profilaktiką padaryti. Tai va, gal žinot, gal pažįstat, gal va patys tvarkot, tai duokit žinot kažkaip. O gal verta pačiam bandyti tenai ardyti, nors kažkaip tai nelabai norėčiau pats lyst ten, kur nesuprantu. Tai va, kol kas tiek ir bandau ieškoti toliau. Tiesa, vat, prieš tai kibimas buvo geras toksai, ištraukiau kablį, nulaužtas kablys. Na, žodžiu, vat, kažkaip taip kol kas kaip ir yra, kaip ir nėra. Bičiuliai, dar mažiukas. Nuo krančiuko vienas kitas mažas yra, bet man norėtųsi kažkaip tai gal didesnį kokį surasti. Nu, prie antuko, gal kur antukai ten ir lampačiai. Buvo nuo dugniuko užgulęs. Pakštelėjo net. Tokie. Antrą šiandien. Žalčiai tie. Žalčiai. Bandyti pakeisti spalvytę, gal uždėti kokią apgavikinį. Arba pabandysiu apgaviką. Kol kas rašalas. Nu kas čia? Ne, taip ne. Reikia
Kaip ir yra, bet sakau, nu tai bičiuliai kol kas nerandu aš jum raktelio tokio, kad nuo dugniuko. Jis bando matyt mažiukai čia. Nu bet kita vertus bičiuliai, nu judesiukas. Gruodžio 27. Svarbu judesiuką. Lampačius. Lampačiara, bičiuliai. Yra, va, tai toj prisitaikysim prie tokių. Atsigauti tokių reikia, paskui bus galima paieškoti ir didesnių. Dabar norisi to paskutinės žvejybos tokios buvo mano. Klubiokai ir patronai žino, kokios mano buvo paskutinės žūklės. 3 ar kiek ten, nu, prasimaliau ir lydekų bandžiau, ir ešerių, ir visko, ir labai sudėtinga. O čia kimba. Čia kimba, kiek aš čia gaudau. Čiūlė, kaip bebūtų, gerą, nu, valandą pusantros, link pusantros, nu, 10 žuvų ir dar tiek pat nerealizuotų kibimų, tai kaip ir anšlagas, bičiuliai, matot, darbo diena, kaip per atlaidus, taip, pasimažint biškį, kokius dabar su 6 gaudžiau, kokius 5 gal. O, 5 gramukai. Matosi nuo tų kibimų nuo dugno tokių nukrenta, biškį palaukiu tik. Va, užgala visai, be kibimo ir panašu į skutamą. Panašu, bičiuliai, į skutamą da vieną. Toksai. Be kibimo už barzdos, matot. Visai gražuolis. Dar vienas eksperimentinis, gerai čia vadinsimės jos eksperimentinis. Nuo dugniuko. Oi, čia buvo jau ne tas. Praktiškai vertikalų, bičiuliai.
O, bičiuliai, pakeičiu biškį taškelį į visiems gerai žinomą taškelį. Iš gerai žinomo į dar geriau žinomą lokaciją. Pažiūrėsiu, pabandysiu, gal kažkaip norėtųsi jau tą didesnį, gal kokį vieną kitą. Bet, kaip supratau iš kolektyvo aplinkui, kad šiandien ne ta diena. O kas čia kibimas buvo, nesupratau. Bičiuliai, nepatikėsit. Užmečiau, galvoju, taip savo užmesiu. Ir dar žiūrėkit. Toksai. Galvoju, užmesiu. Užmečiau yra. Viskas gerai. Čia viskas gerai. Negali varyti Dievo į medį. Kimba. Kažkaip vėl kimba, nesupratau. Čia truputį ramiau, laisviau. O to tenai ankštoka buvo labai. Bičiuliai, kažkas tai kimba. Sako, kad čia. Kaip tu net kala, baisu. Baisu, kas darosi. Baisu, kas darosi, bičiuliai. Šitą gal netgi jau įdėsim eksperimentui. 2 metimai. Tokie baltukai. Bičiuliai, kiekvienu metimu. Ir dar sakyčiau, kad taip gan agresyviai. Ką, bičiuliai, nėra kada net arbatos atsigert. Jau 1 valanda, o dar aš nieko nepagavau. Jeigu rimtai, tai visai aš patenkintas, bičiuliai. Judesiuko yra, viskas gerai. Šeriukai juda. Jūsų sveikatą. O, kai gerai, kai gerai. Ir kada net paskrolint. Kiek gera buvo. Vėl gražesnis. Pliama vis smagiai kala čia visai. Gerkliai. Artėjom link 10. Dar porą ir užteks eksperimentinių, bet didesnio nėra. O, bičiuliai, ant krentančio, nuka, o panašu į gražesnį, net, sakau, užmečiau. Šneku čia su bičiuliais. O, žiūriu, važiuoja jau man. Panašu, kad jį padabjesnė. Panašu, bičiuliai, iš šiandienos didžiausia.
Ką tu ten kerti taip? Net sutraškėjo žandikaulis ešeriui. Taip atsargiai. O, va, bičiuliai. Panašu, kad aš čia biškį užjudinau būrelį tokių. Kaip ir graibšto gal prašyta jau. Nors ne. Paimsim taip. Na, pažiūrėk taip. Užgulė. Na. Už barzdos. O 108 gramų. Eksperimentinis. Bet taip sakau, grinai toks jaučiasi, kad su užgulimu, žinai, kažkas biški tik tai. Ir visai neblogas. Kokią spalvą, sakei, tu naudoji? O Mariau, karpis turbūt. O 23 tai čia kokia? O, bičiuliai, pažiūrėkit. Auga. Auga. O, ksai. Pop. Nuo dugniuko. Nu, kaip taip? Nu, vėl. Vejasi iš paskos. Vienas atsikabino. Ai, nu, tai nors tai gerai, kad užkybo didesnis. To jau būčiau susinervavęs. Toksai. Nu, taip kaip jau desietką įsimečiau. Nebent dar kokį didelį. Jeigu pagausiu, įmesiu. Užteks. Tyrimui. Tai taip pat tiuk nuo dugniuko. Kitas lyg tai paskui, nu, vat, ir vienas atsikabino, kybo ir matosi, kad jie keli iš paskos. Jie paskui jau piktin ir vis tiek prasegė vienas. Bet pradžiai tai tokia nuo dugno. O, pakš tik tai. Čia gražesni bičiuliai, galiu pasakyti. Visai tokie lopatukai. Pakšt. Ką? Mažiausiai išmest, kad visi gražus. Kuris čia mažiausias? Kuris čia mažiausias? Iš didžiausių, tas gal didžiausias. O, bičiuliai, kokia bankė. Ant poliariko, o. Į vakarą. Vakarą jie čia biški auga.
Vėl, žinokit, kad kokia bankė. Pažiūrėkit. Starkis. Sakau, bus gražuolis lampačius. Čia visai toksai. Rūtiskų bankė tai buvo buim tik tai. Toks jau ūgtelės. Va, gražiai. Bet tokį tik tai. Jau galvoju lapatinis geras. Nu ką, bičiuliai, pasirodymą baigiu. Nevakaruosiu. Šiaip kolektyvą. Sakyčiau, net padaugėjo dabar į vakarą. Matyt, visi ant starkio naktinio. Nieko, aš pagaudžiau. Visai, sakyčiau, neblogai. Paėmiau keletą, testam. O kitoj variklį užkelsim. Paėmiau testam, kaip sakant, ekspertizai padarysim. O, bičiuliai, 14 berods. Tokių didesnių greitai prasibėgsim. Kaip sakant, pafiliuosim, pažiūrėsim situaciją. O, bičiuliai, vienas koksai riebuilis, bet realiai kol kas vienas tik tai rimtas kirminas. Bičiuliai, jau galvau, taip fainiai praeisiu tą eksperimentą. Tikrai rezultatai, galiu pasakyti, labai neblogi. Tikrai labai neblogi, bet va, realiai prieš tai radau vieną ir va dabar didžiausia. Va, matot, kaip jie būna. Jie net, jo nepamatysi nefiliuojant. Va. Realiai rezultatai tikrai neblogi. Iš 14 2 kirminiukai. 2 kirminiukai tik tai. Tai manau, labai gerai, reikalai taisosi. Nu ką, bičiuliai, atėjau į kambarį Garžė. Garžė pirmiausia bardakas, o ir šalta. Ir tai va, trumpai dar porą žodžių apie tos ešeriukus. Iš tikrųjų, gal reikalai pasitaisys. Gal visai į gerą pusę realiai, va, iš 14 2 tik kirminiukai. Į tie tokie mažiukai. Vien žodžiu, viskas su jais gal bus gerai. Ir dar, bičiuliai, va tokie šiandien kaip tik atkeliavo 2 daikčiukai. Kai kam galbūt jau gerai žinomi, man nelabai gerai žinomi daiktai. Nu, esmė tame, kad prožektoriukai, kuriuos testuosim, bandysim, bet apie tai jau kitose video. O tam kartui, manau, tiek, nes lėkiu vėl ruoštis. Reikia vipukų prisidėti viską. Rytoj vėl važiuojam su Marinu. Niekam nesakykit tikrai. Tai va, ir vienu žodžiu, rytoj vėl į žvejybą. O jum ką? Jum
reikia uždėti vieną kitą laiką visą laiką ir užeiti atributikos pasižiūrėti. Jeigu nori žinot, kur taip gerai šiandien kybo, junkitės į klubiokus, į patronus, o mes susitiksim kitame video, galbūt apžvalgėliai, o galbūt vėl visiems, galbūt vėl labai slaptoj vietoj Kauno mariose.